Bet padėtis Rusijoje toliau blogėja. Dabar įvykdytas rekordinis dronų išpuolis prieš Maskvą. Mes pradedame matyti vis daugiau diskusijų apie tai, kodėl gatvėse vis dar nebuvo organizuotų protestų. Na, jei jau kurį laiką sekate šį kanalą, žinotumėte, kad pagrindinis atsakymas yra tas, jog ekonominis nuosmukis dar nepalietė eilinių rusų, todėl nėra tiesioginio ekonominio poreikio protestuoti prieš dabartinę politiką. Veikiau, pagrindiniai rūpesčiai jiems dabar yra virš Maskvos dūzgiantys dronai, nuolatinė baimė ar nebus dar vienos mobilizacijos bangos ir nusivylimas dėl bandymų patikimai pasiekti pagrindinės interneto svetaines. Kadangi atlyginimo augimas vis dar lenkia infliaciją, pagrindiniai ekonominiai rūpesčiai yra klausimas, ar vietinėje degalinėje šiandien bus kuro, arba ar iš Maskvos kils lėktuvai. Tačiau visa tai geriausiai apibūdinama kaip nusivylimai, tuo tarpu protestuoti gali būti mirtinai pavojinga. Taigi štai jums paviršutiniškas atsakymas. Nepaisant to, įdomiausia šio pokalbio dalis yra ta, kad jis iš esmės klaidingai supranta, kodėl kyla protestai. Įprasti naratyvai, kurias girdėsite tiek žiniasklaidoje, tiek analitikų bendruomenėse, neįvertina, kaip Kremliaus tylusis derėjimasis formuoja vidaus situaciją ir kad bet kokios vyriausybės klaidos kyla iš su tuo susijusių derėjimosi trinties. Taigi, prisijunkite prie manęs šiandien, kai pereisime per 4 prasto argumentavimo etapus. Kad represijos Rusijoje yra tiesiog labai veiksmingos, kad propaganda šalyje yra tiesiog labai stipri, kad velnias, kurį rusai pažįsta, yra geresnis už tą, kurio jie nepažįsta, ir kad Kremlius iš esmės sulaužė Rusijos socialinį kontraktą. Tada mes gilinsimės į derybų teoriją, kad geriau suprastume, kada tiksliai rusai išeis į gatves. Bet pradėkime nuo represijų argumento, nes jis yra paprastas. Autoritarinės vyriausybės turi saugumo pajėgas, kurios jūs suims, jei kelsite problemų gatvėse. Nebent jūsų ten bus tiek daug, kad saugumo pajėgos pradės bijoti dėl savo pačių saugumo. Pagrindinė represijų argumento prielaida yra ta, kad Rusijos saugumo pajėgos tai daro jau pakankamai ilgai, todėl reikėtų nepaprastai didelio visuomeninio judėjimo, kad jos pradėtų dvejoti prieš imdamosi represijų. Galbūt dėl kitų priežasčių, kurias aptarsime netrukus, šiuo metu nėra pakankamo sutarimo, kad tiek daug žmonių išeitų į gatves. Todėl protestai sustoja dar neprasidėję. Jei leistumėte man pateikti analogiją, su kuria šiuo metu visi esate susipažinę, tai būtų tas pats, kas sakyti, kad karai nevyksta todėl, jog viena pusė yra daug galingesnė už kitą. Tačiau apie šį teiginį žinome 2 faktus. Pirma, tai nėra tiesa. Istorijos knygose gausu Dovydo ir Galijoto karų. Antra, tikrasis reikšmingas poveikis, turint tiek daug daugiau galios už priešininką, yra galimybė iš jų daugiau išsireikalauti derybomis pasiektose susitarimuose. Na, pritaikant tą logiką piliečių ir vyriausybės deryboms. Autoritariniai režimai stengiasi iš savo gyventojų išspausti kuo daugiau. Žaidimas, kurį žaidžia lyderis, yra toks. Kuo daugiau jis išspaudžia, tuo labiau tai suerzina gyventojus ir tuo didesnė tikimybė, kad jie išeis į gatves protestuoti. Jei vyriausybė yra protinga, ji gali nustatyti išspaudimo lygį, kuris būtų artimas tam, ką galėtų pasiekti pilietinis sukilimas. Tada niekas neturi jokios priežasties protestuoti, nes tai tik sukelia riziką be jokios tikėtinos naudos. Savo ruožtu, pirmojo lygmens geresnių saugumo pajėgų poveikis iš tiesų yra atgrasyti nuo protestų. Tačiau antrasis šalutinis poveikis yra tas, kad tai leidžia lyderiui bandyti įgyvendinti labiau išspaudžiančias politikos priemonės. Ir taip, antrasis poveikis panaikina pirmąjį poveikį, kalbant apie tai, ar galėtume tikėtis revoliucijos. Žinote, pagrindinė šio vaizdo įrašo tema yra tai, kiek valdžia išspaudžia iš žmonių. Ar nebūtų malonu, jei tiesiog paliktų ramybėje? Bet net ir tiems iš mūsų, kurie galime jaustis ramiai, nes mūsų vyriausybės mūsų kasdien nepersekioja, tikriausiai internete vis dar yra daugybė jūsų asmeninės informacijos, kuri tik laukia, kol ją pasinaudos piktavališki privatūs veikėjai. Asmeniškai manau, kad tai pažeidžia kitokio pobūdžio socialinį kontraktą. Bet yra ir gerų naujienų. Čia ir pasirodo šiandieninio vaizdo įrašo rėmėjas Incogni. Jie padės jums pašalinti tokią informaciją kaip namų adresas, darbo istorija ar net politinė priklausomybė iš svetainių ir duomenų brokerių registrų. Jei blogiukai jūsų neranda, jie negali jums pakenkti. O su Incogni individualaus pašalinimo galimybę galite nurodyti jiems tikslę problemą, su kuria galite susidurti. Taigi pakeiskite jėgų pusiausvyrą savo naudai ir susigrąžinkite savo asmeninius duomenis apsilankę incogni.com /William Spaniel.
Naudokite nuolaidos kodą William Spaniel, viskas vienu žodžiu, kad gautumėte 60% nuolaidą metiniam planui. Ir dar kartą dėkoju Incogni už šios dienos vaizdo įrašo rėmimą. Antrasis problemiškas paaiškinimas turi panašią temą kaip ir pirmasis. Pagal propagandos argumentą, Kremlius labai gerai įtikina Rusijos piliečius, kad šalyje viskas gerai, kad visi kiti mano, jog šalyje viskas gerai. Kad viskas, kas vyksta Ukrainoje, nėra didelė problema, o visi blogi dalykai, kurie gali vykti Ukrainoje, yra NATO kaltė. O jei Rusijoje kyla problemų, už jas neatsako prezidentas. Iš tikrųjų, jei kyla problemų, jis nori apie jas išgirsti iš jūsų. Štai kodėl jis metų pabaigoje rengia savo kasmetinę maratoninę tiesioginių skambučių laidą. Jis netgi atsiprašys, kai sužinos apie jūsų problemas ir pažadės pavesti vyriausybei jas išspręsti. Dabar galėtume skirti šiek tiek laiko išsiaiškinti, ar kas nors Rusijoje tiki tomis žinutėmis. Galėtume aptarti, kad jau praėjo daugiau nei 4 metai nuo invazijos ir kad taip ilgai slėpti tiesą yra sunku. Galėtume aptarti, kaip socialiniai ryšiai tų, kurie grįžta iš karo, dažnai su sekinančiomis, visą gyvenimą trunkančiomis traumomis skleistų tiesą. Galėtume aptarti, kaip yra didelis pasipriešinimas masinės mobilizacijos politikai ir tai sunku paaiškinti, jei vidutinis rusas nežino faktų. Arba galėtume atkreipti dėmesį į 9 ir vis didėjančius pasiūlymus sudaryti sutartį, siūlomus piliečiams, kad jie taptų kariais. Ką vėlgi sunku paaiškinti, jei piliečiai vis labiau nesuvokia problemų. Tačiau jei klausimas yra, kodėl protestai dar neišsiveržė, vis dar turime tą pačią derybų kritiką kaip ir anksčiau. Propaganda yra naudinga formuojant įsitikinimus, tačiau kuo geriau sugebate formuoti įsitikinimus, tuo daugiau galite išgauti iš piliečių. Šie du efektai vėlgi vienas kitą kompensuoja. Ar žinote, kas dar išsilygina? Baimė dėl to, kas bus toliau. Pagrindinė šio argumento mintis yra ta, kad žinoma, Vladimiras Putinas yra blogas. Bet ar žinote, kas dar būtų blogas? Iš esmės bet kas, kas galėtų jį pakeisti. Paskutinis vyrukas buvo girtuoklis. Tas prieš jį buvo kompetitingas, bet stebėjo, kaip Rusijos įtaka rytų Europoje išnyksta, o tas, kuris prieš jį sugebėjo išgyventi ilgiau nei 2 metus, taip pat buvo girtuoklis. Rusijoje reikalai tiesiog negerėja, tai kam tada protestuoti? Šalis netaps tikra demokratija, net jei protestai bus sėkmingi. Jūs tiesiog pakeisite velnią, kurį pažįstate, į velnią, kurio nepažįstate. O tuo tarpu jums teks rizikuoti savo saugumu, eidami į gatves. Na, tas pesimizmas šiek tiek perdėtas. Galbūt tikėtina, kad kita valdžia turės panašias nuostatas kaip ir dabartinė. Tačiau kartais revoliucijos gali pasisekti. Tačiau dar kartą, blogos ateities prognozės nublanksta prieš tai, ką gali padaryti dabartinė valdžia. Kremlius žino, kad piliečiai turi tokių lūkesčių. Tai daro revoliuciją mažiau tikėtina dėl bet kurios konkrečios politikos, o tai vėlgi skatina Kremlių vis daugiau reikalauti iš piliečių. Bent jau šis 4 paaiškinimas turi šiek tiek daugiau niuansų. Hipotetinis Rusijos socialinis kontraktas, apie kurį tikriausiai jau esate girdėję, yra idėja, kad Kremlius gali diktuoti užsienio politiką, mainais už stabilumą užtikrinimą šalies viduje. Ši idėja iš esmės suteikia daugiau aiškumo, kas tiksliai yra ta riba tarp 2 šalių, kuri paprastai yra aptariama. Na, akivaizdu, kad to socialinio kontrakto dvasia buvo pažeista. Kremlius ir toliau daro tai, ką nori daryti Ukrainoje. Tuo tarpu Rusijos piliečiams reikia pakelti akis ir pastebėti migruojančius rožinius paukščius, kad suprastų, jog jų dalis susitarime pamažu nyksta. Atrodo, kad tai atitinka anksčiau minėtą derybų logiką. Jei kritinė masinių protestų riba buvo čia, Kremlius anksčiau planuodavo savo politiką vos šiapus tos ribos, kad užtikrintų tam tikrą ramybę. Rusai iš tiesų kurį laiką gyveno santarvėje, o tada staiga Kremlius peržengė ribą. Tokiu atveju tikėtumėmės, kad tie protestai prasiverš. Tačiau jie taip ir neprasidėjo. Tai kas vyksta? Dalinis atsakymas yra tas, kad toks mąstymas atsižvelgia tik į blogus dalykus, kurie nutiko Rusijos piliečiams dėl karo, bet ignoruoja gerus dalykus, pavyzdžiui, padidėjusius atlyginimus dėl išaugusios darbo jėgos paklausos. Nors tai supykdė didelę Rusijos oligarchų klasę, atrodo, kad tai kompensavo daugumą kitų problemų eilinių piliečių gyvenime, paaiškindama tai, ką šiuo metu stebime. Sakau daugumą, nes akivaizdu, kad šiuo metu grėsmės lygis Kremliui yra padidėjęs. Tai galite matyti iš interneto trikdžių. Tai nėra žingsnis, kurio vyriausybės imasi lengvabūdiškai.
Prastas interneto prieinamumas kenkia ekonominiam produktyvumui tuo metu, kai Rusijos vyriausybė susiduria su milžiniškais ekonominiais iššūkiais kitose srityse. Vis dėlto Kremlius įveda trikdžius, nes tai trukdo Rusijos piliečiams koordinuoti savo veiksmus prieš vyriausybę. Saugumo naudą Kremliui viršyje neigiamą ekonominį poveikį ir atoveiksmį tarp nusivylusių rusų, kurie tiesiog nori prisijungti prie interneto, todėl Kremlius tam ir pritarė. Vis dėlto tai vis dar neatsako į šiandienos pagrindinį klausimą. Kada Rusijoje pradėsime matyti reikšmingus protestus? Ir sąžiningas atsakymas yra tas, kad aš nežinau ir niekas iš tikrųjų nežino. Tas, kas jums taip sako, arba meluoja, arba nesupranta pagrindinių paskatų. Autokratinės vyriausybės gali pasiekti tašką, kai jų autoritetas žlunga ir visa sanglauda išnyksta. Tuo metu vyriausybė nebegali padaryti nieko, kas nuramintų protestuotojus, todėl galima gana patikimai prognozuoti šalies ateitį. Tačiau Rusija yra toli nuo to taško. Kremlius vis dar turi daug galimybių didinti ar mažinti politikos nuolaidų ir represijų lygį, kad išvengtų aiškių ir akivaizdžių problemų. Vienas iš būdų įsitikinti, kad mes kaip klaviatūros kariai negalime tinkamai numatyti, kada valdžia susidurs su aktyviu pasipriešinimu, yra toks. Jei visi žinotume, tai tikrai žinotų ir Kremlius, o šalies saugumo pajėgos imtųsi aktyvių veiksmų grėsmei neutralizuoti. Iš esmės, tai yra pusiausvyra, kurioje šiuo metu esame. Vyriausybė deda visas pastangas slopinti problemas, kai mano jas atpažinusi. Tam tikrų momentų gali nutikti kažkas netikėto, vyriausybės vienybė gali būti prarasta ir tada galėsime pradėti drąsiau prognozuoti apie Rusiją. Tačiau kol kas dar nesame tame taške. Be atsitiktinių įvykių, kurie galėtų nutikti, kokios strateginės problemos galėtų paskatinti žmonės išeiti į Maskvos gatves? Rizikuodamas kartoti, kaip mes čia atsidūrėme, pasakysiu, kad Kremlius yra pajėgus padaryti esminių klaidingų skaičiavimų. Šiuo atveju klaidingas skaičiavimas būtų ne apie Ukrainos gebėjimą priešintis, o apie tai, kaip Rusijos piliečiai reaguos į status quo pokyčius. Mes taip pat matėme dalinį šio pavyzdį su anksčiau minėta 2022 m. rudens mobilizacija. Tačiau manau, kad šis atvejis yra pamokantis, kaip veikia strateginė sąveika. Kremlius suprato, kad mobilizacijos politika kelia problemų ir netrukus perėjo prie savanorių verbavimo strategijos. Vis dėlto galima įsivaizduoti situaciją, kai gyvenimas eiliniam rusui gerokai pablogėja. Tarkime, ekonominis nestabilumas šalyje lemia privačiojo sektoriaus bankrotus, dėl to kyla masinis nedarbas ir dabar aiškiai matomos neigiamos pasekmės tiems eiliniams rusams. Tačiau tarkime, kad ši informacija nepasiekia Kremliaus vadovybės. Vladimiras Putinas, ypač, lieka apsaugotas nuo šios informacijos tiek dėl to, kad jo pavaldiniai bijo pranešti tiesą, tiek dėl to, kad Putinas vis labiau izoliuojasi. Jei Vladimiras Putinas būtų gerai informuotas, jis reaguotų į situaciją mažindamas karo mastą, o tai suteiktų tam tikrą palengvėjimą ekonomikai. Tačiau jis nesuvokia, kas vyksta, todėl jokių pokyčių nėra ir tada staiga žmonės išeina į gatves. Platesnė paslaptis, kuri kamuoja visas autokratinės režimus, yra kaip užgniaužti tuos kelis, kurie gali bandyti protestuoti be minios teikiamo saugumo. Vyriausybėms reikia imtis griežtų priemonių, kad judėjimas neišplistų. Tačiau saugumo pajėgos turi būti atsargios, kad neperžengtų ribos ir kad represijos neprisidėtų prie priešingo rezultato. Kas sukelia ar nesukelia atoveikio efektą, yra paslaptis tiek visiems dalyvaujantiems, tiek mums stebintiems iš šalies. Nesvarbu, kad kiekvienas saugumo pareigūnas turi savo nuomonę ir gali padaryti ką nors kvailo. Svarbiausia tai, kad pasiekti šį etapą lemia ne tik bendras piliečių nepasitenkinimas tuo, kaip vyksta karas Ukrainoje. Iš tikrųjų, protestus lemia ne tik nepasitenkinimas, bet ir kitos Kremliaus priemonės. Kai kurios jų yra paskatinimai skirti kompensuoti, o kitos bausmės skirtos slopinti. Ir būtent dėl to mes dar nematėme masinių protestų ir negalime tiksliai žinoti, kada jie prasidės. Taigi, kokias pagrindinės mintis galime įsinešti šiandien? Vidaus neramumai autokratinėse šalyse yra derybų problema. Bendros nuostatos už ar prieš valdžią nepaaiškina, ar įvyksta protestai, nes valdžia prisitaiko prie to, kiek gali išgauti iš savo piliečių. Kremlius šiuo metu eiliniams rusams duoda tinkamus paskatinimus ir bausmes, kad jie liktų namuose. Tai gali pasikeisti, tačiau kada tai įvyks, mums iš anksto nebus aišku.
Dar kartą dėkoju Incogni už šio dienos vaizdo įrašo remimą. Eikite į incogni.com, pasvirasis brūkšnys William Spaniel ir naudokite kupono kodą William Spaniel, kad gautumėte 60% nuolaidą metiniam planui. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspauskite patinka, pasidalinkite ir užsiprenumeruokite ir pasimatysime kitą kartą. Saugokite save.